turim dar vieną įdomesnę porelę. Čia šiuo atveju abudu objektyvai yra pakankamai šviesus. Abudu yra 50 mm židinio nuotolio, bet vienas iš jų yra maksimalaus 1,8 šviesumo, o kitas yra maksimalaus 1,4 šviesumo. Kadangi tie cieli numeriai diafragmų yra šiek tiek kitokie, 1,8 yra šiek tiek šviesiau negu 2. Ir jeigu šitas objektyvas būtų f2, tai tada šitas būtų dvigubai šviesesnis. Dabar jis yra šiek tiek mažiau negu dvigubai šviesesnis. Tai galim pasižiūrėti, kaip atrodo įėjimo stiklas. Kaip matote, pakankamai didesnis pagal visus objektyvo gabaritus. Ir išėjimo stiklas čia jau labai aiškiai matysis. Galim pamatyti, ant kiek fiziškai pati diafragma yra didesnė, šitas daiktas, kur darinėjasi. Nes, taip jau gaunasi, kad, šitie abudu objektyvai dėl paties židinio nuotolio, atlieka tą patį, kaip ir šviesos laužimą, bet šitas objektyvas faktiškai sugeba atsidaryti dvigubai, jo diafragma sugeba atsidaryti beveik dvigubai daugiau negu šito.